2026 metus galim pavadinti ypatingais metais, nes net dvi aukštesnės planetos pakeičia savo ženklą. Tai yra prasideda naujas, galim sakyti, iš tų planetų ciklai nauji. Aukštesnėmis planetomis mes vadiname tris planetas, transaturninės taip vadinamas, kurios randasi už Saturno: Neptūną, Uraną, Plutoną. Plutonas jau 2025 metais pakeitė savo ženklą, dabar eilė atėjo Neptūnui. Šitos planetos turi didelius apsisukimo ciklus. Uranas apsisuka visą zodiaką per 84 metus, Neptūnas, jo apsisukimo ciklas yra 165 metai, o Plutono net 248 metai. Lėtosios tos planetos gana silpnai veikia atskirus žmonės, tačiau, galima sakyti, jos daro didžiulę įtaką epochų kaitai, nulemdamos globalinius ir atskirų šalių įvykius. Taigi pirmasis ženklą pakeis Neptūnas 26 metų sausio 26 dieną. Jisai ilgam įeis į Avino ženklą, kuriame išbus iki 2038 metų. Neptūnas Avine skatina naujų idėjų, naujos paradigmos plėtrą. Planetos padėtis Avine rodo, kad gali vykti konfliktai tarp naujos pasaulėžiūros ir tradicinių religijų. Be to, Neptūnas Avine gali reikšti ne tik pokyčius laivyboje ar naujų vandens kelių atsiradimą, bet ir kosmoso įsisavinimą, naujų reaktyvinių, kvantinių ar panašių variklių išradimą. Taip pat ši planetos pozicija gali paveikti chemijos, farmacijos, naftos ar naujų skysto kuro technologijų vystymąsi, naujų išradimų galimybę šiuose sritise. Šios epochos laikotarpiu gali sustiprėti kova už vandens kelius, galimybę juos kontroliuoti. Įtampos regionais gali tapti įvairiausių sąsiaurių vietos, Sueco ar Panamos kanalai, Bosforo sąsiauris, Raudonosios jūros regionas, Gibraltaras, o taip pat visa Baltijos jūra ir šiaurinis Arkties kelias. Taip pat gali dar labiau paaštrėti kova dėl įtakos sferų regionuose, kuriuose yra naftos ir dujų ištekliai. Jau dabar galim stebėti Neptūno ingresijos padarinius, nors Neptūnas tik artėja dar prie Avino. Mes turime puikų Venesuelos pavyzdį ir Trumpo ambicijas valdyti šią didžiausius pasaulio naftos išteklius turinčią šalį. Neptūnas Avine taip pat gali reikšti ir pasaulinės logistikos pertvarką, ypač energetikos srityse. Taip pat paskatinti daugelį šalių peržiūrėti, galbūt net ir pakeisti savo pasaulėžiūrą. Todėl politikoje šalis gali įjungtis į naujas grupės, ekonominės zonas, pagal diktuojamas energetinės iškasenų resurso sąlygas. Kaip jau sakiau, Neptūnas apsilanko tame pačiame ženkle kas 165 metus. Tam, kad geriau suprastume, ko galima tikėtis per ateinančius 13 metų, pravartu būtų pasižiūrėti, o kasgi įvyko ankstesniais Neptūno apsilankimo Avine metais. Tai yra 1861-1875 metais. 1859 metais Čarlzas Darvinas parašo savo garsiąją knygą Rūšių kilmė. Ši knyga sudrebina visą mokslo ir dvasinį pasaulį, ypatingai sustiprindama materialistinio mąstymo pasaulėžiūrą. Nors Darvino teorijos susilaukė labai stiprios kritikos, mokslo pasaulis 1870 metais pripažįsta evoliucinę teoriją kaip neginčiamą faktą. Galutinai teorija susiformuoja 1871 metais, kai Darvinas parašo dar vieną knygą Žmogaus kilmė, kurioje jis pirmą kartą panaudoja evoliucijos koncepciją. Žmogaus kilmė 1872 metais yra įtraukiama į 6 Rūšių kilmės leidinį. Su šių knygų pasirodymu labai sparčiai pradeda keistis žmonijos pasaulėžiūra. Darvino knygos yra graibstytai išgraibstomos, o jis pats įgijo daugybę gerbėjų visame pasaulyje. Tarp šių gerbėjų yra Karlas Marksas, Vladimiras Leninas ir Adolfas Hitleris. Tuo pačiu laikotarpiu gimsta dar viena teorija, pradėjus užkariauti pasaulį. Komunistinės Karlo Markso idėjos sparčiai plinta po Europą jau nuo 1848 metų, kai pasaulį išvydo Markso ir Engelso komunistų manifestas, kuriame buvo suformuoti darbo partijos tikslai ir uždaviniai. Pasaulį užtvindo naujos idėjos, kurios padaro milžiniškus pokyčius
politikai ir ekonomikai. Abi teorijos, darvinizmas ir marksizmas, atmeta Dievą, pripažįsta natūralios atrankos būdų vykstančią evoliuciją, kuri veda link tobulo žmogaus sukūrimo. Didžiulę reikšmę ryšiams tarp rytų ir vakarų turėjo Sueco kanalo atidarimas. 1869 metais šis kanalas sutrumpino laivybos kelią iš Indijos į Angliją beveik 900 km arba 30 parų Viktorijos epochos laikais. Dėl šio kanalo atsiradimo gerokai nukrito prekių kaina, buvo sudarytos palankios sąlygos vystyti Viduržemio jūros uostams. Bendras kanalo ilgis buvo 193 km. Iki 2016 metų laivyba kanale buvo įmanoma tik į vieną pusę. 2016 metais buvo pabaigta kanalo rekonstrukcija. Neptūnas savyje ne tik atveria naujus vandens kelius, stimuliuoja prekybą ir uostų vystimąsi, bet skatina chemijos, naftos, dujų gavybos vystimąsi. 1867 metais Alfredas Nobelis užpatentuoja dinamitą. 1869 metais Dmitrijus Mendelejevas pristato pasauliui periodinę cheminių elementų lentelę, labai sustiprindamas mokslinę pasaulėžiūrą ir įnešdamas milžinišką indėlį į pasaulio pažinimą. 1870 metais Rockefelleris įkuria Standard Oil Company, didžiausia to meto naftos gavybos, apdirbimo ar transportavimo kompanija. Kogi galima tikėtis iš dabartinio Neptūno apsilankimo Avine? Kaip ir anksčiau, vyks kova tarp idealistinės ir materialistinės pasaulėžiūros. Jau vis labiau plinta transhumanizmo, genderizmo idėjos. Tačiau šį kartą žmonija vėl grįž prie Dievo ir gali būti transformuotos net religijos. Tačiau šį kartą jos remsis naujais mokslo ir kvantinės teorijos teiginiais. Ypatingai išsivystys vaizdo, garso, o gal net ir kvapų atkūrimo ir sintezės technologijos. Vaizdai ir garsai gali būti perduodami holografinėmis ar panašiomis technologijomis. Ateities kinui vargu ar bereikės ekrano. Gali būti, kad nebereikės virtualios realybės akinių. Vaizdinius bus galime kurti labai tokius įtaigius, bus sunku atskirti realybę nuo iliuzijų. Gali suintensyvėti iki šiol mažai ištyrinėtas povandeninių gelmių pasaulis ir gali būti nutiesti keliai kosmose. Gali atsirasti daugiau kompanijų, kurios užsiims pervežimais ir kosminių stočių statybą Mėnulyje, Marse ar net Jupiterio palydovuose. Pasauliui bus atvertos naujos technologijos ir naujos galimybės. Gali būti atrastos naujos skysto ar dujinio kuro formos, atrasti nauji energijos šaltiniai. Didžiuliai atradimai turėtų būti padaryti ir farmacijos srityje. Gali būti sukurtos technologijos skatinančios ląstelės regeneraciją. Gali pasirodyti pirmieji vaistai ir technologijos, leidžiančios įveikti vėžį ar kitas nepagydomas ligas. Tačiau viskas priklausys nuo mūsų, nuo visos žmonijos pasaulėžiūros. Kokią pusę mes pasirinksime? Ar transhumanizmo, čipų implantacijos, ar tikėjimo Dievu? Ar vakcinų visagalybė, žaliąja isterija, ar savitarpio pagarba ir tolerancija vienas kitam? Karo ar taikos palaikymu? Mes turime 13 metų. 13 metų, per kuriuos galime dar labiau susiskaldyti arba kaip tik atrasti naujas galimybės, naują pasaulį, atsisveikinti su daugelio ligų grėsme. Taigi, mielieji, viskas mūsų rankose.